Vidurį savaitės, tad šis vidurio gynėjas rungtyniavo patys lengviausiai tikrai sėkmingai praeiti, bet vienas perdavimas gali būti labai netikslus ir dėl to Dainava gali turėti labai didelių problemų, kaip tas buvo rungtynėse su Kauno rajono Hegelman komanda. Dabar Dantė turi gintis prieš Rakičių, Rakičiaus perdavimas arčiau vartų, smūgis tiesiai į Černiauską, smūgiuoja Artiomas Baftolovskis, 12 mačo minutė, Alytaus 5 žaidėjai gyvatvorėje, Lukas Devega, jo smūgis ir virš vartų, nesėkmingas Lukaso Devegos bandymas. Tad puolėjas prarado kamuolį ir kol kas tai, kas klostosi čia. Čia dabar pavojinga situacija ir šalia vartų smūgiuoja Dainavos futbolininkas. Dar kartą ši situacija, Dantė nepataikė kamuolį, čia Kerkezas ką galėjo, tą padarė, bent jau kažkiek blokavo kamuolio skriejimo trajektoriją, gal ir kiek vėluodama. Vėl Kodžio. Nesitikėjo Vėliulis, kad ten bus atliktas perdavimas ir dabar vėl reikia bėgti gynybą. Dantė jau lekia į vidurį. Kerkezas prieš varžovą, dar vienas smūgis ir vėl šalia vartų skrieja kamuolys. Dar kartą labas vakaras, mėly žiūrovai. Grįžtame į Panevėžio Aukštaitijos stadioną. Startavo jau antrasis kėlinys Obi Džeremaja Činonso, taip pat Denis Ževžikovas, Lukas Šiaudvytis bei Vladislavas Zaglatko. Perdavimas arčiau vartų, smūgis ir įvartis tiesa nuošalė yra užfiksuota. Davoras Rakičius atsidūrė joje. Tiesa, puolėjų iš Serbijos gal tai bus geras ženklas. Tikrai labai šaltakraujiškai jis susitvarkė su šią situaciją. Devega puikiai žaidžia ir nepavyksta sustabdyti. Devegas perdavimas, Radunovičius ir jo geras perdavimas. 1 prieš 1 ir smūgis ir nėra, visgi yra įvartis. Pasižymė Ernestas Vėliulis, sudėtingiau galbūt nei pats tikėjosi, ten Maksimas Maksimenka vos neišmušė kamuolio, tačiau to padaryti nepavyko ir Panevėžio kontrataka galiausiai leido jiems įsiveržti į priekį, žinoma, didelį nuopelną. Devega puikiai žaidžia, gražiai žaidžia Livelto. Livelto bėga į priekį, perdavimas į baudos aikštelę, ten išmuša kamuolį. Paliušis, Smitas, smūgis ir Mickevičius. Ridas Mickevičius atmuša kamuolį toliau nuo vartų, puikiai sužaidė Livelto ir pavojingą perdavimą atliko, Smito čia kontroliavo. Santė ir Faustas Steponavičius. Kiek sudelsė, bet galiausiai bėga į priekį šis žaidėjas. Steponavičius, jo smūgis blokuotas, Krasnyčiai, baudos aikštelėje, jo smūgis ir šalia vartų skrieja kamuolys. Tad kampinis po ilgesnės pertraukos, smūgis galva ir įvartis. Stato tašką šios dienos rungtynėse Panevėžys ir tą daro Salomonas Kodžio. 92 minutę džiaugiasi jis su komandos draugais pelnytų įvarčių. Ir tai yra antrasis įvartis šio puolėjo sąskaitoje antrose rungtynės iš eilės. Tad Salomonas Kodžio leidžia Panevėžio komandai atsikvėpti. Tačiau, tas